Daina Bogdanienė iš webinaro ciklo Kaip prisijaukinti Norvegiją. Jums esame numatę padaryti 12 laidų. Daina yra paruošusi 12, bus padaryta 12 prezentacijų. Šiandien sveikinamės su jumis iš 6 ir būtent kalbėsime apie legendais ir mitais apipintą Barnę Varną. Tai ponios ir ponai, jeigu jūs prisijungėte prie šios transliacijos, pasveikinkite su mumis, parašykite iš kokio miesto esate, o aš pasveikinu su mūsų žavia laidos vedėja Daina Bogdanienė. Labas, Daina. Labas Mantai ir labas visi. Ar kas nors jau žiūri mus? Jo, po truputį žmonės jungiasi, parašykite, nesvarbu, žiūrite ar tiesiogiai transliaciją, ar pakartojimą, parašykite iš kokio miesto esat ir parašykite kažkokį tai mums palinkėjimą. Praėjo 2 savaitės laiko, Daina, nuo mūsų paskutinės temos. Kas pas tave gero įvyko per tas 2 savaitės? Bet aš žinok, aš galvoju, kad užduosi šitą klausimą ir žinok, nieko nesugalvojau. Ne vieno gero dalyko? Žinok, gera buvo toks dalykas, kad mes sudaužė mašiną ir neužsimušėm. Tai buvo vienas geras dalykas. Jo, patekome į avariją. O smarkiai? Ne, sparnas. Sena mašina ir labai gerai, žinai. Ir galbūt jai reikėjo jau, kaip sakant, kaip čia vadinasi, eutanazija, žinai, pritaikyti truputėlį. Taip ir išėjo. Po presų, kaip technikai kalba. Bet buvo labai patirtis tokia neįdomi. Geras. Aš labai... O pirmą kartą patekai į avariją? Jo, pirmą kartą. Išdužo langas, užsipylė, žinai, ne aš vairavau, bet mano mašina buvo. Ką, turiu kitą, nieko. Supratau. Ką, ponios ir ponai, o aš irgi raginsiu visus prisidėti prie mūsų laidos, kadangi mes viską darome tiesiogiai, kaip Eglė padarė, pasveikinti ir jūs, prisidėkit prie mūsų turinio. Mes šiandien kalbėsim, žinokit, tikrai apie labai įdomią temą, kaip tik apie Barnę Varną. Barnę Varno struktūra turbūt yra apipinta mitais, girdėjote turbūt vieną garsiausių bylų, kad buvo kažkas kažkur tai susipyko su Barne Varnu ir šiandien pabandysime viską sustatyti į savo vietas ir paaiškinti, kaip ta sistema veikia ir kas yra kas. Pradedam, Daina, jungiam, ne? Jo. Tai ką, aš noriu pasakyti, kad šita tema tikrai net baisu kalbėti, todėl kad apipinta daugybę emocijų, nes kai yra paliečiama šeima ir vaikai, tai aišku, kad žmonės labai smarkiai reaguoja, nes tai yra labai, šventas dalykas. Vaikai ir tavo šeima ir tu atrodo, kad turi teisę, tu juos pagimdėjai, jie yra tavo, supranti, ir kaip gali kas nors kištis. Tai apie tai mes ir kalbėsim. Tai iš kur tie gandai atsiranda ir kodėl emigrantai patiki ir kokie tie gandai kalbėsim šiandieną. Tai pirmiausiai, kas yra Barne Varnet? Tai yra Norvegijos vaikų teisių tarnyba arba apsaugos tarnyba, galima pasakyti, tikslas užtikrinti saugumą ir gerovę ir svarbiausia, kad tai yra ne baudimų sistema, o pagalbos ir apsaugos sistema. Bet kaip atsirado visiškai kitas suvokimas apie šitą gana gerą instituciją, mes ir kalbėsim dabar. Tai šeima, aišku, turi užtikrinti geras sąlygas vaikui augti pagal norvegiškus įstatymus ir gali būti taip, kad tų sąlygų nėra namuose dėl tam tikrų priežasčių ir tada turi įsikišti Barne Varna. Ir Barne Varnai, tai yra vaikų teisų apsauga, yra suteiktos gana didelės teisės, netgi vaiką pašalinti iš jam žalingos aplinkos, jeigu jie taip mano ir jeigu jie net neturi jokių įrodymų, bet tik tai įtaria, kad gali būti labai kenkiama vaikui. Nes jeigu vaikas lieka toj aplinkoje nors ir vieną dieną arba savaitę, kur gali būti jam trauma daroma, tai vaikui yra labai negerai. Bet iš principo tai yra pagalbos šeimai sistema. Tai kalbėsim irgi truputėlį ir be to mes turėsim viešnią, kuri daugiau paaiškins, o aš daugiausiai koncentruosiuosi į tai, kaip atsirado tie mitai ir tie visi gandai apie Barne Varną. Labai svarbus dalykas, man atrodo, nes mum ir patiems, iš tikrųjų, aš irgi čia daug laiko gyvenu, bet susilaukiam vaikų ir kažkaip taip, kaip pasako, Barne Varną, kažkaip netaip iškiau, taip toks išgastis. Baisu pasidaro tau. Man irgi pasakė, pirmais gyvenimo metais aš buvo, kad subariau savo vaiką, taip griežčiau truputį ir man norvegai pasakė, tu nesielk taip, nes yra tokia institucija Barne Varnet
ir tu gali su ja turėti reikalų. Tai, iš karto pradėjau po to domėtis ir po to, kaip vertėja, aš dirbau su bylom, bet vertėjos turigi vadinamą Tausiecplikt, tai yra slaptumo įsipareigojimą, tai mes negalim kalbėti apie tas bylas, bet aš turiu suvokimą tam tikrą apie šitas, kas ten vyksta viduje, ko nežino labai dažnai nei skaitytojai, nei televizijos žiūrovai, nei taip toliau. Tai kada yra Barna Varna byla, tai vaikas stovi viduryje, jisai čia dalyvauja daug dalyvių tose bylose, ar ne vien tik tai nukentėjusi, kaip kartais vaizduojama motina arba tėvas arba šeima. Tai mes matome motiną su tėvu, tai pirmiausiai santykiai su jais kažkokie, tai vaikas turi savo gyvenimą, jisai atsiduria norvegiškoje realybėje, jeigu tėvai yra imigrantai su savo tradicijom, tai yra jau vienas kažkoks tai vienetas, kuris kažkaip tai mano. Jeigu tarptų tėvų yra dar nesutarimai, tai vėl kitaip, ar ne? Vaikas turi savo nuomonę pagal Norvegijos įstatymus ir požiūrį ir čia ateina Barna Varna specialistai su savo irgi stebi, sakysim, tarkim šeimą arba įsikiša į tą šeimą ir jie rašo raportus apie tą, ką jie mato. Ir tuose raportuose gali atsidurti tam tikri, kažkokie tai, žodžiu, dalykai, kurių mes nenorim, kad jie ten atsidurtų, arba mes kažkaip tai pasielgiame ne taip, arba ne taip ten gestikuliuojam, kai kalbam apie kultūrinius skirtumus. Tai anksčiau galbūt mažiau buvo kreipiama dėmesio į kultūrinius skirtumus, dabar daugiau ir tai yra labai labai gerai. Tai aš atsimenu tą Barna Varna skandalą, kuris prasidėjo 2012 metais, jau pirmiausiai Rusijoje, o po to apėmė visą rytų Europą ir taip pat Norvegiją. 2016-2017 metais prieš COVID jisai vyko ir mes žinome, kad čia yra mūsų laidų vedėja, bet čia yra iš Norvegijos televizijos jau parodyta tokia nuotrauka paimta, kad jinai pristatė šitą visą temą, kad Barna Varna yra tam tikra kažkokia organizacija, nes ten net nesuprato, kas tai yra, ir atiminėja vaikus iš lietuvių ir kitų imigrantų. Čia irgi net parašyta, kaip cituojama, kaip laidoje parodoma ta lietuviška televizija. I Norge blir litauernes barn tatt fra foreldrene sine. Det etterspurt vare. Tai yra paklausi prekė. Tai reiškia, lietuvių vaikai paimami, tiesiog atimami, nes tai yra paklausi prekė. Žodžiu, kaip tau skamba tokie teiginiai per lietuvišką televiziją ir kaip tau atrodo, kaip žmonės tada, ką jie iš viso mano, tie, kurie gyvena Lietuvoje. Čia yra tas dalykas, dėl to mes ir turim būtent tą temą, dėl to, kad Lietuvoje yra labai didelis ir gajus mitas, kad Barna Varnas atiminėja vaikus. Čia yra, paklaus bet ko, Lietuvoje, kas yra Barna Varna, pasakys, tu atiminėja vaikus. Tai čia, man atrodo, ir buvo viena iš Rūtos laidų ir prisidėjo, man atrodo, prie to. Taip, nes buvo labai nušviečiama tik tai iš vienos pozicijos šita visa byla, todėl kad aišku, motinos, kurios susidūrė su Barna Varna ir galbūt prarado vaikus, jos ėjo į Lietuvos televiziją, ką jai daryti, sakysim, jinai matė vienintelį išeitį, bėgti į Lietuvą, galbūt tenai skųstis, galbūt rasti, nes jautėsi bejėgė ta motina, ar ne? Ir ką tada reikia jai sakyti? Jinai nori pasiteisinti, jinai negalvoja, galbūt aš kažką blogai irgi dariau, bet galbūt man reikia pasiteisinti ir prieš savo giminės, ir prieš visą Lietuvą, ir, žodžiu, prieš visus Lietuvos žmonės, kad aš nieko nedariau ir iš manęs paėmė vaikus. Bet ar taip gali žiūrėti Barna Varna į šitą visą reikalą? Aišku, jie turi savo duomenis kažkokius tai ir Barna Varna irgi turi tą vadinamą Tausiecplikt, tai yra slaptumo įsipareigojimą ir jie negali nieko aiškinti žiniasklaidai, dėja. O dar yra trečias dalyvis, tai yra vaikas. Tai sakysim, vaikas labai dažnai myli labai savo tėvus ir nori būti pas juos ir veržiasi, bet vis tiek, nepaisant to, jam gali būti šeimoje blogai ir tą pamato vaikų teisų specialistai. Ir tokios baisios išaugo skandalingos bylos. Tai aš pažiūrėsim, kodėl bijome.
Tai atsiranda tokie dalykai, kad imigrantų daugiau atsirado Norvegijoje nuo 2004 metų. Tada susikūrė tas baubas grobia vaikus, kaip jau čia ir paminėjau. Mitas tas toksai. Jo, kalbos barjeras, aišku, nesusišneka, nesupranta, ką sako. Žmogus yra po baisia emocija ir jisai net negali priimti tos informacijos, netgi jeigu vertėjas yra, jisai tiesiog nepriima. Aš suprantu šitą tikrai. Ir be to kultūriniai skirtumai auklėjime, aišku, kažkokios ateina institucijos, kažkokie tai žmonės ir kišasi į tavo šeimą, tu nepasitiki. Komunikacija tada būna klaiki, labai dažnai neįmanoma tiesiog komunikacija. Ir Norvegijos pareigūnai neatsižvelgdavo į kultūrinius skirtumus. Taip, tai yra faktas, dabar jau geriau yra ir netgi perteklinę jėgą naudoja tiesiog paimdami vaikus. Tai ta vadima maktmisbruk, tai yra kada ateina, paima, motina draskosi, o vaikas vis tiek išplėšiamas ir žodžiu, tai yra klaiki situacija. Ir aš tą tikrai labai suprantu, kodėl tėvai, motinos ir šeimos imigrantų taip reaguodavo. Mes irgi turėjom panašią situaciją, ne? Karmėlavai, kur ten mergaitės byla buvo, kai atėjo ir tiesiog išplėšė iš motinos rankų. Ir be to atsiminkime, kad Vaikų teisų apsaugos tarnyba dabar jau yra Lietuvoje, o tada dar jinai nebuvo tokia veikli. Ir jinai nebuvo taip, kaip sakant, rodanti savo galios. Dabar ir Lietuvoje žino žmonės, kad ateis šitą tarnybą ir reikėtų jau su vaikais elgtis galbūt kitaip negu pagal tradiciją, kaip kai kurie lietuviai yra pripratę. Ir kas gerai labai atsitiko, kad 2016 metais Norvegija ratifikavo Hagos konvenciją. Tai reiškia, kad atsižvelgia iš kur vaikas yra kilęs ir jau tolimesnės globos klausimus, reiškia, pirmenybė teikiama vaiko gimtiniai. Tai vaikas nebūtinai prievartiniu būdu yra paliekamas Norvegijoje, jeigu yra galimybė jam išvykti ir gauti priežiūrą savo šalyje, savo gimtinėje. Tai va čia labai gerai šitas dalykas buvo pasiektas galiausiai po visų šitų skandalų. Tai netgi ir tie skandalai turėjo poveikį tam tikrą teigiamą, visgi labai daug žmonių labai buvo išgąsdinti ir kai kurie net išvažiavo iš Norvegijos gyventi savo šalis, nes jie tiesiog išsigando Barna Varna. O klausyk, Daina, jeigu, pavyzdžiui, paėmus tokį vat, gyvenimišką situaciją, mes esame, tarkim, kad ir mūsų šeima, mes esame atvažiavę iš Lietuvos, bet mūsų vaikai yra Norvegijoje gimę. Tai pagal Hagos konvenciją, jeigu kažkas tai būtų, kur tie vaikai būtų, jie atgal į Lietuvą būtų, į tėvų gimtinę, ar čia kažkur būtų ieškoma? Nes vaikai gimė Norvegijoje, Ar, ta prasme, jeigu jūs būtų nuspręsta vaikai, kad paimami iš jūsų? Tarkim, ne? Nes tokių šeimų kaip mūsų yra daug. Čia visas ratas, ką mes tas laidas darom. Ne, tai aš suprantu, bet jeigu yra Lietuvoje kažkokia tai giminė, kuri galėtų pasirūpinti tais vaikais, tai taip. Supratau. Bet tu į Lietuvą nesiųstų į vaikų namus. Bet tai turi būti kažkoks tai taip, tai turi būti kažkas tai, kas norėtų juos paimti, ar tai pusbroliai, pusseserės, seneliai, tetos, dėdės, kažkas tokio. Žodžiu, jūsų pusbroliai, seserys, broliai. Tai va šitas dalykas yra įmanomas, nors anksčiau tiesiog net į kalbas nesileisdavo Barna Varna tokiais klausimais. Tai dabar pasižiūrėkime, migrantas, reiškia, Norvegai žino apie šitą savo Barna Varną, aš su savo draugais ir kurie yra tikrai užima aukštas pareigas, advokatai ir taip toliau, jie man pasakė, su Barna Varna, jau čia nekyla jokių klausimų per daug, nes visi žino apie šitą instituciją ir tu tiesiog turi elgtis taip, kaip jau jie reikalauja. Ir su ją komunikuoti tinkamai. Tai mes ir pakalbėsim apie tai, kas tai yra tinkama ir netinkama komunikacija. Tai visų pirma, kai atvažiuoja imigrantas į Norvegiją ir mes žinome, kad visgi tik tai skiriasi požiūris į vaiką Norvegijoje ir Lietuvoje. Lietuvoje tėvai turi nuosavybės teisę auklėti. Tai reiškia, aš turiu vaiką, jisai yra mano šeimos nuosavybė ir aš jį auklėju taip, kaip aš išmanau. Jeigu mano šeimoje, sakysim, ir dryžiuką paimdavo beržinę košę, ar ne, tai ir aš galbūt taip irgi galiu. O kodėl ne?
kas gali čia kištis, suaugusiai žino geriausiai ir visada geriausia su tėvais arba motina ir į šeimą negalima kištis. Nu, Norvegijoje visiškai kitaip yra žiūrima į šitą, kad vaiko teisės į saugumą yra centrinis dalykas, vaikas savarankiška asmenybė, vaikas gali rinktis, kaip jau kalbėjau manam webinare, kad gali ten batus ryštis, atvirkščiai dėtis ir ten kokius triusikus ant pėdkelnių mautis, nežinau, ką tik nori ir niekas ten negali jam nieko per daug sakyti, aišku, gražiai galima įkalbinėti, bet negalima muštrų vaiko versti kažką tai daryti. Ir tėvai privalo suteikti vaikui tinkamas sąlygas, o jei nesugeba, tai privalo padaryti valstybė. Dabar ypatingai tas teiginys, kad vaikui visada geriausiai su motina arba su šeima. Tai čia, ar kaip tu žiūri, ar tu patvirtintum tokį lietuvių įsitikinimą, kad taip yra iš tikrųjų? Nu, matai, čia toksai labai dvipusis atsakymas ir nėra juoda balta, nėra taip arba ne. Čia labai priklauso nuo situacijos. Jeigu, pavyzdžiui, paėmus šeimą, kurioje, pavyzdžiui, yra mama ir kur, tarkim, smurtaujantis tėtis, tarkim, ne? Gana dažnas toksai pavyzdys. Kaip vienetas, kaip šeima jau yra ydingas ir toje vietoje vaikui yra blogai augti, bet jeigu tuos du žmonės atskyrus, tai tada mama bus dažniausiai statistiškai bus geresnis variantas būti su vaikais, nei kad tie vaikai būtų paimti iš tos šeimos. Tai galbūt reikėtų šeimoje spręsti dalykus tos. Tai čia vienas dalykas, bet kitas dalykas būna asociali šeima, būna šeima su priklausomybėmis, būna motina, kuri yra, supranti, visi gali turėti vaikus, bet kas. Tai gali būti mentalinės kažkokios, tai gali būti, nesugebėjimas absoliutus prižiūrėti savo vaiko. Ar per jaunas, ar turi kažkokią lygą, sakysim. Tu girdėjai apie tokį sindromą Münchauseno by proxy. Žinai, kas tai yra? Meluoja labai smarkiai, kažką tai perdeda pasakoja. Čia su melu susiję, bet tai yra motinos, kurios savo vaiką žaloja, norėdamos dėmesio. Ir netgi nužudo. Taip. Ir visą laiką patenka į ligoninę, tada apie ją visi šokinėja, ir jinai jaučiasi dėmesio centre. Tai tokios irgi nuskriaustos, gali būti ir vienišos arba visiškai apleistos, vyras ten dirba labai daug. Ir jinai tada, kad gaut dėmesį, toks yra sutrikimas, Münchausen by proxy vadinasi, ir žinomas, pasižiūrėk Google, ir tai kaip tu gali tokiai motinai palikti vaiką, jeigu jinai apipila į verdančių vandenių, ir pavyzdžiui, ar dar kažką tai, tai yra košmaras. Tai yra visokių motinų ir visokių tėvų ir toksai teiginys, kad visada geriausiai su šeima arba su motina, dėja taip nėra. Ir be to reikia žinoti, kad Norvegija turėjo šitą principą biologinis pradžioj, bet 2012 metais jau jo nebėra jų nuostatose, reiškia, ginant vaiko teisės, kad geriausia su motina, tai yra biologinis principas, pirmenybė jam yra teikiama. Šito jau nebeliko. Kažkoks tai precedentas buvo įvykęs, kažkas tai buvo... Ne, tikriausiai ne, bet jie matė, kad tikrai to fakto, ir tokio teiginio, kad vaikui geriausiai su motina, kad jis nėra teisingas visiškai, arba geriausiai su šeima. Nes būna visokių tėvų, pagimdo ten belekas, supranti, ir po to palikti tą vaiką vien dėl to, kad pagimdėjai jį, tu gal net ir jo nenori, sakysi. Jo, bet šitoje vietoje aš vis tiek laikausi tos pozicijos, kad turi būti labai gerai išsiaiškinama, kur yra šeimoje supuvęs obuolys ir kad tas obuolys pašalinamas ir kad vaikas būtų prie sveiko, jeigu yra bent vienas tėvas, o jeigu abu yra supuvę obuoliai, tai tada jau yra institucijos. Bet leidžiama ir tiems supuvusiam, žinai, obuolio nepataisysi ir net pūdysi tu jo, bet tai yra tėvam leidžiama pasitaisyti ir jie gali bendrauti su tais savo vaikais, nors jie pas globėjus gyvena ir taip toliau. Tai to nepamirškite, kad visada tu gali grįžti į tą kelią, reiškia, doros ir tavo vaikas vis tiek galės bendrauti su tavim ir nieks nenuslėps, kas yra tavo motina arba tėvas. Čia nėra įvaikinimas. Bet čia mes kalbam apie asocialias šeimas, tos, kurios jau iš karto matosi, kad vaikams yra blogai. Taip, bet kartais gali ir nesimatyti.
Ar matosi koksai tėvas psichopatas, kuris visiems šypsosi, o namie uždaro duris ir atsisuka žvėris pasidaro, supranti, savo šeimos nariam. Nu, Tai čia matosi, taip irgi gali būti. Tai vat aš noriu pasakyti, dabar liko, reiškia, biologinio principo nebėra, belikę yra 2 principai - vaiko gerovės principas ir mažiausio kišimosi į šeimą principas. Tai Varna remiasi šitais 2 principais, jie nenori kištis ir jie kišasi, nes nori jie padėti, jie taip sako. Ir tai yra oficiali informacija. Dabar pasižiūrėkime, kodėl visgi tik tai suteiktos tokios didelės teisės vaikų teisių apsaugai. Tai yra Varna. Tai istoriškai, kai kas sako, lietuviai irgi ten per televiziją, žodžiu, davė kažkokias interviu, žmonės nelabai susipratę, sakydami, kad Norvegijos kaimuose buvo paplitęs incestas ir tai yra iš tikrųjų svaičiojimai, todėl kad incestas yra negalimas, Norvegijoje taip pat, aišku, baudžiamoji atsakomybė, BK baudžiamasis kodeksas taikomas yra. Bet kada tos bylos nuskambėdavo, tai jos labai garsiai nuskambėdavo. Tu žinai, kas yra incestas, šiandien reikia. Jo, kai gyveni kažkur kalnų slėnyje, ateina žiema ir į kitą kaimą sunku nueiti, o šilumos taip norisi, žiūri, kad ir pusseserė gražiai pasidaro. Nu, tai ne tik pusseserė, bet ir vaikas, ir dukra, ir taip toliau. Tai va šitie atvejai buvo ir jie labai garsiai nuskambėjo Norvegijoje. Taip pat nepamirškim, kad Norvegija pradėjo labai anksti, sakysim, kaip šalis kovoti už moterų ir vaikų teisės. Moterys ir vaikai visose šalyse buvo mažiau teisių turintys asmenys, nes tėvas uždirba pinigus, tada tais pinigais maitina savo šeimą, o moteris yra namuose, priklausoma duos maisto ar neduos tas vyras jai ir jos vaikam, ir jinai ten viską kenčia, supranti, ir kartu su jie kenčia vaikai. Ir ypatingai Šiaurės Norvegijoje buvo neturtinga, atsiminkime, netaip seniai jinai praturtėjo. Ir vat šitie visi dalykai, kas ten vykdavo tose šeimose, buvo slepiama šeimose, smurtas slepiamas, buvo uždangstyta tylos kultūra ir valstybė nesikišdavo iš tos dalykus. Nu, vaikas, aišku, tokiais atvejais likdavo bejėgis. Čia yra nuotrauka labai garsios autorės Herbio Ergvasmo, kuri ir Lietuvoje yra labai garsi ir parašiusi Dinos knygą ir kitas ten labai mylimas lietuvių skaitytojų knygas. Ir va šitose knygose 3 apie Torą, Beodis dangus, nebylus kambarys ir namas su stiklo aklina veranda. Jinai aprašė mergaitės iš šiaurės gyvenimą ir kaip prie jos priekabiavo ten šeimos nariai seksualiai. Tai po to, kai jinai parašė šitas knygas, jinai prisipažino 30 metų po to, autorė pasakė, kad tai atsitiko jai ir tas priekabiautojas buvo jos tėvas. Tai vat matote, kaip ilgai slėpė žmogus, žodžiu, kai visas tas skausmas turėjo išsiveršti knygomis, netgi jau knygų pavadinimai, Beodis dangus, ten ta su aklina stiklo veranda, nebylus kambarys, kad tu nieko negali pasakyti, tu savyje turi visą tą skausmą, baisią traumą išgyventą tavo vaikystė, kai tu vaikas esi bejėgis. Ir tu parašai po to knygas ir tik tai po to tu pasakai, kas tau iš tikrųjų atsitiko. Tai reiškia, vaikai gali būti, kad buvo labai smarkiai traumuojami ir tik tai po to pradėta apie tai kalbėti ir Norvegija pralaužė tos ledus irgi ir dėl to Norvegijoje tokios išviešintos istorijos pasidarė kai kurių žmonių supratimu, kad žiūrėk, kas Norvegijoje vyksta, čia visi ten su visais ir tuose kaimuose ir taip toliau, žodžiu. Paskui dar vieną parodysiu, jeigu gal žinot, yra ta Alvdal, labai garsi byla, kur motina su savo vaikus 4 jinai turėjo ir jinai juos seksualiai išnaudojo 10 metų. Dabar kad savo, kad pasitenkintų ar kažkam parduodavo? Ir kaimynai ten ėjo ir filmuojami jie buvo ir, žodžiu, ten buvo siaubo nameliai tokie. Tai yra dokumentinis filmas pastatytas, Misbrukt av mama, išnaudoti mamos ir parašytos 2 knygos, Mamas Svik, į Edhus į Alvdal, žodžiu, apie tas istorijas. Aš tą Mamas Svik skaičiau, tai klaiku yra.
Nu tai va, tai dėl to Barna Varna gavo tokias Bet tai gana tos didelės. mamos, mamos biškai pasisukę greičiausiai buvo šarabanai. Ne, nu tai Negreičiausiai. be abejonės, nu tai normalus žmogus taip nedarytų, tai aišku, tai bet kiek žmonių yra pasisukęs sraigteliai ten visiškai atsišriubavę, nu taigi yra tokių. Ir jie turi vaikus, taigi jiem netikrina jo protinių pajėgumų prieš tai, kai jie vaikus gimdo. Jie nelaiko jokių egzaminų ir nieko, jie gali būti nepradėję nei vienos klasės, supranti, man tai. Nu jo, Dauginasi darželį yra kažkoks kolektyvas, kaimynai kažkaip, Taip, ir kas įdomiausia, tai Alvdal toj byloj, ta mama nebuvo tokia visiškai ten nučiuožus, jinai visiškai buvo ten žinoma, kaip normali moteris toj visuomeniai ir buvo pranešimai, tarp kitko, vaikų teisų apsaugai apie tą visą, kas ten vyksta pas ją, kažkokie, tai bet jie buvo nuslėpti. Ir nepasiekė, ir nieko nebuvo padaryta. Ir po to tie vaikai, aišku, padavė Barną Varną į teismą ir jam priteistos kompensacijos ir taip toliau. Nes tokios istorijos irgi yra. Tai vat vien dėl to yra šitą instituciją yra suteikiami įgaliojimai. Bet kaip mes žinome, institucijose dirba žmonės ir nuo tų žmonių kompetencijos labai daug kas priklauso. Kaip jie pažiūrės, kokios priemonės bus kažką tai daryti toje vietovėje ir taip toliau. Aš labai greitai prieisiu prie Eglės komentaro, sako, Eglė, nepažiūrėjau temos šio vakaro, būčiau turėjus ką papasakot. Eglė, galbūt ir tiesioginio eterio metu mes tau ir galbūt ir nespėsi parašyti arba neatsakysim, bet tu gali mums parašyti komentarą arba visi gali parašyti komentarą ir po tiesioginio eterio, žiūrint pakartojimą, mes tos komentarus skaitom, tai galėsim atrašyti. Pasidalinkit savo istoriją, padėkit mums tą turinį pakelt aukštyn, pasidalinkit transliaciją, padėkit laiką, jūs esate 25 dabar žmonės žiūri, tiesiog ir tik tai keletas laikų, padėkit tą turinį pakelt aukštyn. Mes tada galim po truputį eiti atgal į temą, ne? Jo, pažiūrės po to vėliau, nes matau, kad žiūri ir 10 000 ir 15. Jo, po to jau pažiūrė. Didelės peržiūros, teisingai. Tai dabar apie tos mitus, vėlgi, čia yra nuotrauka iš vieno filmo, kuris pastatytas Bolivude, tarp kitko, apie indų šeimą ir aš turiu kolegą Skate Tatten, Sandeep jo vardas, jisai sako, žino šitą šeimą ir visa indų bendruomenė Norvegijoje žinojo šitą šeimą ir sakė, kad tėvas labai daug dirbdavo, motina buvo su 2 vaikais palikta. Ir po to įsikišo Barna Varna ir motina labai drastiškai ir isteriškai ir tikrai reaguodavo į tos vaikų teisų apsaugos atėjimus ir kišimas į šeimą. Ir galiausiai priėjo iki to, kad vaikai buvo paimti iš šitos šeimos ir tada įsikišo Indijos vyriausybė ir taip toliau buvo teismo procesai ir po to tos vaikus atidavė šeimai. Bet čia buvo didžiulė skandalinga istorija ir apie tai pastatytas filmas. Ir aš tą filmą irgi mačiau kine, labai irgi ten jautrus tas filmas, tiesiog tikrai verkti norisi, nes tu matai tą motinos baisę kančią ir tuos nesusipratimus, kurie ten vyksta. Ir Norvegijos vaikų teisų pareigūnės vaidina, man atrodo, estų aktorės tokios išsidažiusios ir labai visiškai nenorvegiškos išvaizdos, labai šaltos ir ten va tas kontrastas tarp tos labai emocingos motinos, kuri nesupranta, kas vyksta, ir tų šaltų tokių pareigūnių, kurios ten, žodžiu, savo darbą dirba ir jom niekas daugiau nerūpi. O kas pastatė filmą, tą indai pastatė filmą? Bolivudas, jo, Bolivudas, indai, jo. Tai vat aš pagalvoju tokį dalyką, jeigu tą pačią istoriją pastatytų norvegai iš savo prizmės, pasimatytų tada didžiuliai skirtumai. Jeigu žiūri iš indų perspektyvos, tie žmonės yra šalti, bet jeigu žiūri iš šalies, kurioje tu gyveni, konkrečiai iš Norvegijos, tai man atrodo vaizdas būtų visai kitoks. Tai žinoma. Čia labai svarbus atskaitos taškas yra, iš kur tu pasižiūrėsi. Tai vad būtent, o tu dar parodė, vaiko akimis parodė, kaip visą tai vyksta, jam kaip atrodo, visų.
nes ten yra daug pusių ir mes visada matome vieną pusę. Mes matome labai dažnai kenčiančią motiną, nubaustą, nuskriaustą, kenčiančią motiną, iš kurios atėmė vaikus, kuriuos jinai pagimdė. Tai reiškia, tik tai taip žiūrime į šitą reikalą. O paskui nežiūrime, kaip gal tas vaikas jautėsi ir negalvojame net apie tai. Tai ir tokie mitai yra imigrantų tarpe paplitę, kad atiminėja masiškai vaikus, atiminėja dėl kultūrinių skirtumų, sakysim, kad jeigu prisikabino, tai vaiką tikrai atims, tai geriau su varna iš viso nieko nepasiriešinėti, nieko nekalbėti, atstumti kuo greičiau, kad Norvegijoje vaikai turi daugiau teisių negu tėvai. Va šitie tokie įsivaizdavimai yra ir kad globėjai, kai paima vaikus, tai globėjai tik tai laukia, jau ten rankom trindami, o Lietuvoje, reiškia, net sakė, kad gėjai ten, todėl kad viena... Tai va, aš norėjau parašyti, kad galėjai parašyti atitenka lesbiečių arba gėjų šeimai, dar prie mitų. Jo, todėl kad vieną vaikelį berniuką atidavė lesbiečių šeimai. Tai ten jau tiek aš nežinau, kiek kartų tūkstančių buvo rašyta apie tai. Kad jau ten tik tai laukia, kol jiem atiduos tą vaiką. Žodžiu, tai yra tikrai mitai, todėl kad jų tikrai masiškai neatiminė, tikrai iš užsieniečių daugiau negu iš norvegų. Dėl kultūrinių skirtumų iš viso nuostatos tokios nėra, kad jeigu tavo kultūra kitokia, tai mes atimsim. Bet jeigu, aišku, ateina motina į teismą ir pareiškia, kad mane motina mušė, tai ką, aš irgi savo vaiko negaliu mušti? Aš savo ausim girdėjau. Tai, taip, tai ką tada teismui daryti? Aišku, kad aš mušiu, nes čia mūsų tradicijos yra lietuviškos. Išmušim tą norą grot pianinu. Tu man negrosi. Pavyzdžiui, arba mušu už tai, kad noriu, kad grotų pianinu. Arba, pavyzdžiui, ateina į teismą į kalus, biškai, kad drąsiau kalbėti galėtų norvegiškai. Visokių būna cirkų, aš labai gerai suprantu motiną, labai gerai tikrai suprantu, nes aš tikrai nebūčiau įsivaizdavus, ką man reikėtų buvę daryti, jeigu taip būtų. Ir galvotum, kad tu tikrai eitum ir bandytum tuos vaikus kažkaip grobt, nes tai yra, aš nežinau, čia labai baisi tragedija, tikrai. Bet iš tikrųjų reikia apie tą dalyką rinktis informaciją ir pradėti elgesį normalų. Tokio, kokio tikisi Norvegija, nes Norvegija yra visgi tik tai stiprioji pusė šičia. Ir kad geriau su varna nieko nekalbėti, nepasirašyti, tai tikrai negerai, bet nepasirašinėti belenko ir nesakyti beleko. Bet aišku, bėgti į Lietuvą irgi negalima. Ypatingai, jeigu varna pasakė, kad tu to nedaryk. Arba ten siūsti, žodžiu, vaiko pas močiutę kur nors į Lietuvą, kad tik pabėgtų. Tai, nežinau, tie visi bendravimo tokie lepsusai, galbūt mūsų viešnia apie tai daugiau pasakys, aš nežinau, bet tai jų yra beveik visada ir beveik visada pasakoja advokatės, kad jos daugiausiai ką daro, kurios dirba bylose, užsienietės, advokatės ir lietuvės ir rusės, sakysim, jos mokina tėvus, kaip bendrauti su varna. Štai ką jos daro. Kaip civilizuotai ir neagresyviai ir nesidraskant ir negriūnant ant grindų bendrauti su specialistėmis. Kaip nesakyti, kad tu esi jauna, tu tikriausiai neturi vaikų, kodėl tu čia ateini manęs mokyti, aš jau turiu 5 vaikus ir, žodžiu, tu čia nelysk. O jeigu dar pridėsime tėvą, kuris vaikšto aplinkui suspaudęs kumščius ir, žodžiu, ir žaibuoja akimis, tai ateina vaikų teisių specialistai stebėti, pavyzdžiui, jeigu paskiriama tokia priemonė, stebėti šeimą. Būna taip. Ateina į šeimą ir būna? Taip, taip. Oi, tada kiek daug, man atrodo, Jurgelį meistrelį žaidžia ir vaikai net pasimetė, ko čia vyksta. Mes dabar žaidžiam tą Jurgelį meistrelį 3 kartą. Nežinau, bet žinok, būna ir kitaip, nes kartais imigrantai tėvai įsivaizduoja, kad jie turi savo šeimą apginti nuo biurokratų, kažkokių tai mergaičių, kurios nieko neišmano ir nieko nežino. Ir tada reikia jas kažkaip tai atstumti nuo savo šeimos, grubiai.
Tai aišku, žinokite, ką parašys į savo raportus vaikų teisų specialistai. Klausyk, Daina, mes vis tiek tą laidą darom žiūrovams, aš norėčiau biškį dėmesio žiūrovams skirti. Gerai? Eglė, sako, 2013 metais susidūrim su Barney Varn, sako, geriausi žodžiai, nemokėdami kalbos, angliškai, sakiau ir sakysiu, šiaip savo vaikų netiminėja. Bet mes turim Vilmą, kurie visiškai kitokią turi patirtį. Aišku, nepilnas komentaras gavosi, bet sako, oi, kaip tikėjau, Barney Varno veikla ir gerais norais. Nuo pat 2013 metų jau keletą kartų kreipiausi, prašiau pagalbos, dėl to vis labiau verbaliai smurtaujančio vaiko tėvo. Pagalbos ne kažką. Tada skyriausi ir po to vis tiek dar reikėjo kreiptis. Ir vaikai jau pagalbos prašė ir nieko. Po 4 Barney Varn bylų smurtautojų jokios pagalbos nepriimant, Barney Varn pareiškė, kad niekom padėti negali, nes tėvo priversti niekam negali. Kai jis viską neigia ir tupai meluoja. Vaikas sako, följer mig iki tat po alvor, o situacija buvo greičiausiai ten kažkas tai visiškai atvirkštinė. Tai tokie komentarai. Aušra dar sako, mitais, kiekviename mite yra dalis tiesos, labai teisingai iš tikrųjų, nekyla mitai iš lygios vietos. Jo, sutinku ir bylos visada labai būna sudėtingos labai dažnai, o be to kas sakė, kas pasakė, va dėl to aš ir sakau, kad gali būti vyras, sakysim, sociopatas, kuris visuomeniai mėlynom akytėm mirksi, su ilgom blakstienom šypsosi ir ką tu jam žinai, ir jisai nerodo tikrojo veido. Tai čia visaip gali būti, ką Barney Varn gali padaryti tada. Negi paskirti kažkokią musę ant sienos, įrašinėti, jie to nedaro. Tai, dar kokius klausimus užduoda imigrantai. Labai dažnai, kodėl Norvegija labiau pasitikė institucijomis negu tėvais. Tai aišku, kad tėvai nori viską kontroliuoti. Dažniausiai ir jie labai pyksta, jeigu vaikai sako kažką tai vaikų teisų apsaugai, ko jie negali sukontroliuoti, sakysim. Visi tėvai įsivaizduoja, kad jie yra tobuli, kad jie viską daro gerai, labai dažnai ir, gal ne visi. Protingi tėvai tikriausiai savo užduoda klausimus, ar aš tikrai turiu pakankamai pedagoginių žinių, ar aš tikrai skiriu vaikams pakankamai dėmesio. Ar tu užduodi tokius savo klausimus, Mantai? Jo, aš tai iš tikrųjų biškai plaku save, kad aš mažai to dėmesio skiriu. Nors mes su žmona labai daug vaikams skiriam dėmesio, bet aš matau, kaip jie greitai auga. Ir aš žinau, kad jeigu neskirsiu dabar dar daugiau, tai užaugs. Ir sakys, dabre, papa. Tai galbūt žinai, tos tokios, kai sėdi galvoju, galėjau čia dar daugiau, žinai, skirti. Mes šiaip labai daug skiriam dėmesio, bet užduodam klausimus. Jo, todėl, kad jauni tėvai labai dažnai gal galvoja, kad vaikai ir taip užaugs, bet to tėvai turi savo problemų irgi. Ir tiem vaikam nelabai kartais ir lieka kažkaip nei laiko, nei jėgų. Ir po to tu atrodo tas vaikas, o tas vaikas su savogi pasauliu yra. Ir jisai tarp dviejų dar šalių. Tai jeigu jūsų šeimoje yra sukurta kažkokia imigrantiška kultūra, o jisai išeina ir mato norvegišką kultūrą aplinkui, tai jisai pasimeta, jisai tarp dviejų girnų, žodžiu, atsiduria, ar ne? Mes kalbėjom apie tai, kaip kartais mokyklose būna. Nueina mokykloje vienaip, šeimoje sako kitaip, tie norvegai tokie, ten to anokie, ir tada vaikas jau nebežino, ką jam galvoti. Tai iš tikrųjų neatima vaikų daugiau iš užsieniečių šeimų ir jeigu Barney Varn klysta, kas už tai atsako, taip, tai mes ir kalbėjom, Alvdal byla, Barney Varn neįsikišo reikiamų laikų, vaikai buvo traumuoti, net 4 ir net ne viena tokia yra byla. Tai dėl to, aišku, gauna vaikai kompensacijas ir Barney Varn tenai gauna, kaip sakant, tikriausiai per galvą, aišku, bet kadangi Norvegijoje yra išsklaidyta, sutrupinta vadinama atsakomybė, tai ten žmonės, darbuotojai nenukenčia. Ir kartais yra taip, kad Barney Varn neturi vadinamų resursų. Labai dažnai dabar Norvegijoje naudojama šitas posakis ir policija neturi resursų, ir vaikų teisės neturi resursų, ir niekas neturi resursų. Ir jie tą vaiką, jeigu ir paima, tai jie gal ir po to į vieną šeimą duoda, į kitą šeimą duoda, globėjų trūksta, tarp kitko, ten rodžiau tokie
įsitikinimą užsieniečių, kad globėjai uždirba didžiulius pinigus. Sako kartais tėvai, jeigu man duotų tuos pinigus, tai aš taip prižiūrėčiau gerai. Bet atsiminkit, jūsų vaikus gimdyti yra pasirinkimas, mūsų tai yra, o jau globėjai tai darbą dirba. Ir tas darbas būna labai labai sunkus ir globėjus iš tikrųjų dabar sunku rasti, nes tą vaiką svetimą tu turi sutraumuotą dar be to, atsiminkit, kad dažnai. Tu turi prižiūrėti 24/7, supranti, be pertraukų. Atostogų nėra, tai koks čia tau darbas atėjai 8, išėjai 4, supranti, išvažiavai atostogų. O čia yra būti tėvu, vaiką suprasti, turėti masę žinių, turėti masę empatijos ir taip toliau. Tai globėjų būti yra labai labai sunku, plus jie yra tikrinami ir jie turi praeiti tam tikrus ten ir apmokymus, reikalavimai keliami ir taip toliau. O klausyk, Daina, pavyzdžiui, gal tu esi susidūrus su tokia statistika, kiek statistiškai Norvegijoje Barnevarn susiduria etniniai norvegai ir kiek emigrantai, pavyzdžiui, ten 1 kartos arba 2 kartos, yra tokia statistika? Nu, žinok, aš nemačiau, ten visi... Nes kalėjimuose tai praktiškai visi, kas atvažiavę, tai yra numeris 1. Emigrantai. Jo. Nu, žinok, tai labiau matosi jie. Ir dabar, jeigu mes įsivaizduojam, dabar įsivaizduok, atvažiuoja migrantų šeima ir ne į Oslą, Osle gal nesimatytų, ištirptų čia, į kažkokį tai kaimelį, kuriame ten gyvena, gyventojų 500, žinai, 1000, sakysim, kažkokie vienkiemių tipo. Nu, taigi tu kaip po šituo mikroskopu mataisi, tavo ta šeima. Ir visi žino, ką tu darai, kas pas tave ateina, kiek tu alkoholio suvartoji ir taip toliau. Tai jeigu ten yra namelis, kuriame ten dažnai vyksta lietuviškas laisvalaikio leidimas, taip sakant, tai tada, ir Barnevarne gali ateiti. Anksčiau ir vėliau. Ir vaikai pasako, ką darėjai laisvalaikiu, vieni sako, slidinėjau, o imigrantų vaikas sako, tai tėvai už stalo sėdėjo, aš po stalu, pavyzdžiui. Taip gali. Kaip mes mūsų kartos, tai kiekvienas turim tokių prisiminimų, kai tėvai prie stalo būdavo, mes po stalu būdom. Tai taip, aš tai neturiu tokių, nes pas mane nebuvo šito, bet aš tai mačiau, kaip mano kai kurie, draugai ar kai kurie ten net giminės jo, kaimuose darydavo. Ir dabar paskutinę aš parodysiu ir po to mes jau galbūt pasikviesim ir svečią. Tai kada Barnevarne susidomi šeima, mes labai dažnai galvom, kas paskundė. Čia tu man išduok, žodžiu, pirmi žodžiai būna šeimos arba motinos, kas išdavė, kas tas skundikas. Ir jeigu sužino, kad tai vaikas, pavyzdžiui, skundžiasi savo tėvais, tai vaiką net užsipuola tėvai. Tai jeigu pamato, kad vaikas yra užguitas, kad jis agresyvus, kad šeima disfunkcinė, alkoholis, smurtas, pavojus sveikatai gyvybė, mėlynės, pavyzdžiui, nepriežiūra, sugedę dantis, sakysim, vaiko, kas labai yra jau indikacija, kad gali būti nepriežiūra. Ir paskusti gali bet kas, siunčia tą bešimringsmelink ir jie netgi privalo siūsti, nes kaip matėm, Alvdal, pavyzdžiui, nereagavo taip, kaip reikia. Kaimynai, kitų vaikų tėvai, bet kas gali būti. Ir nebandykit, nereikėtų ieškoti, kas paskundė, todėl kad niekas to jums nepasakys ir jokių raganų medžioklių, žodžiu, pradėti geriau nepatartina. Tai štai ką aš turėjau pasakyti, aš noriu, kad jūs visi labai žiūrėtumėte, kaip sakant, protingai į šitą visą reikalą, todėl kad aš asmeniškai galvoju, kad Barnevarne yra gerai. Bet kartais būna tikrai, žinau, istorijų, kur tikrai perteklinis jėgos naudojimas, tikrai neteisingai elgiasi Barnevarne ir net knyga yra parašyta Barnevarnės darbuotojos, kuri ten aprašo, kad ne visada teisingai elgiasi. Bet šiaip jau, jeigu yra šeima nesusipratėlių tėvų, sakysim, nelabai turinčių žinių apie kaip vaikus auginti,
Ir ateina žmonės ir pasako tėvam, klausykit, aš noriu jūs, truputį jūs apšviesti, jums reikėtų gal daryti taip, suteikia pagalbą. Tai taip turėtų veikti ir tada tie tėvai turėtų tą pagalbą priimti. O jeigu tėvai ima baisiausiai priešintis, tai tada ir vyksta didžiausi konfliktai, mano galva. Absoliučiai, visiškai pritariu tam. Mhm. Tai ką, tai mes pakviečiam svečią mūsų, ne? Taip. Aš iš tikrųjų prieš pakviečiant svečią, dar turim Eglės komentarą, sako, dėl alkoholio tai patys norvegai nesikuklina ir geria prie vaikų ir panašiai. Jie įbauginę, nes vaikai tyli. Tai aš galvoju, kad tas alkoholio vartojimas, jisai galėtų būti, mes taigi esame suaugę žmonės, bet jisai turėtų būti proto ribose, ta prasme, kad atsakingas žmogus ir taip toliau. Ir aš norėčiau priminti, jeigu jūs matote turinį, jeigu jūs matote naudą mūsų turinį, tai aš norėčiau, kad padarytumėte 3 dalykus. Pirmas dalykas, kaip visada paprašau, paspauskit laiką arba parašykit komentarą, nes tas dalykas padeda labai pakelti visą turinį. Mes kai baigiam gyvą transliaciją, paskui tas įrašas sukasi internetinėje erdvėje ir būna kokių 10 000, 15 000 peržiūrų. Tai reiškia, kad tas turinys yra naudingas ir kad mes pasiektum dar daugiau žmonių, tai padėkit mums. Antras dalykas, ką jūs galite padaryti, tai reiškia pasidalinti šito turiniu arba savo forumuose, pavyzdžiui, arba pas save ant Facebook'o sienos. Tai padės kitiems žmonėms pamatyti ir tam video išlikti ilgiau. O jeigu jau tikrai patinka mūsų laidos ir norite prisidėti kažkaip irgi prie mūsų turinio, tai čia tokia yra platforma Buy Me a Coffee /galima, jūs visados galite užeiti tenai, apraše turėtų būti, galite mums nupirkti puodelį kavos, mes jau per 12 transliacijų esam gavę vieną žmogus nupirkęs yra mums. Taip pat, vieną puodelį. Ne, jisai nupirko 3 puodelius. Tai mes šitą transliacijos platforma yra mokama, tai mes panaudosim tuos pinigus apmokėti mėnesinę įmoką. Tai va, o ką, gerai, Daina, tai tada mes einam, pakalbėsim su Lina ir tada grįšim atgal į eterį, ne? Mhm. Gerai, tai aš jungiu. Nu ką, ladies ir džentelmenai, iš vienos studijos perskeliam į antrą studiją ir šiandien svečiuose turim Liną Baltrukonę. Labas, Lina. Labas, Mantai. Aš galvoju, iš tikrųjų, kaip čia tave pristatyti, kiek tų nuopelnų pasakyti, bet gal papasakok, ką tu veiki gyvenime, kuo tu užsiimi? Tai aš šiaip veikiu tai daug dalykų gyvenime, bet dirbu aš psichoterapeutė tokiam fonde Betanian Oslo skyriui. Tai, žodžiu, mūsų nedidelė komanda ir mes dirbam su terapija šeimom, tėvam, vaikam. Ar tu susiduri su tom šeimom, kurios turi kontaktą su Barne Varnu? Kartais susiduriu, tuomet, kai mum savivaldybė ar vaiko teisių, žodžiu, kontora atsiunčia tuos atvejus, kad nori, kad mes konsultuotumėm, tai tada susiduriu jo. Tai šiek, gal turbūt gerodami privatumą, bet tokiam bendriniam temam mes esame su Daina paruošę tam tikrus klausimus ir norim sužinoti tavęs kaip specialistės nuomonės. Be pavardžių, bet šiaip bendrai. Žiūrėk, pirmas klausimas turbūt yra iš savo patirties. Kokios problemos dažniausiai kyla tėvams arba šeimoms, kurie susiduria su Barne Varnu? Ar kiekvienas atvejis individualus, ar gal lietuviai kažkokią tai bendrą tendenciją turi? Gal tu galėtum šiek tiek papasakoti tą dalyką? Turbūt pats dažniausias dalykas, kuris yra net ir statistikoje minimas ir per paskutinę vaiko teisių konferenciją buvo paminėtas, tai aišku yra smurtas šeimoje, smurtas artimoje aplinkoje, kaip tai vadinasi. Tai čia yra labai skirtingos to atmainos ir aišku ne tik fizinis, bet ir ten emocinis ir visoks kitoks. Dažniausiai tos problemos būna, žinai, ne viena, dažniausiai būna jų kažkiek daugiau. Ir iš vienos pusės, žinai, tu taip pat įvardini problemos, tai kartais ir būna problemos, bet tai yra įvairūs iššūkiai gyvenime, kurie gali atsitikti žmonėm. Pavyzdžiui, atsiranda kažkokia didelė liga, sunki, tada reikia pagalbos ir būna tuomet vaiko teisių atvejais. Ir galbūt reikia pagalbos tėvam, kaip susidoroti, arba kažkokią diagnozę vienam iš šeimos narių. Tai tų atvejų yra įvairių. Jie nebūtinai reiškia, kad, žinai, ten kažkokia bloga šeima pateko į vaiko teisių akiratį. Labai dažnai yra tiesiog.
šiek tiek platesnė, ne tik tai baudėjas yra, bet gali būti ir pagalbininkas, aš kaip suprantu, ar ne? Nu, taip, absoliučiai. Matai, yra tas momentas, kad vaiko teisų tarnyba turi fondus, turi, tai prasme, finansavimą tam, kad padėti šeimom. Tai jeigu šeimai reikia pagalbos, tai labai sunku yra išsisukti be vaiko teisių, nes jie turi resursus, kurie gali padėti šeimom, tame tarpe ir ekonominius. Tarkim, jeigu šeimoje yra skurdo, tarkim, problematika, tai resursus turi iš tikrųjų vaiko teisės, jie gali apmokėti būrelį, ten padengti kažkokias išlaidas, kurios, pavyzdžiui, tuo metu šeimai sunku, dėl ligos, dėl kažkokių dalykų, kurie atsitinka gyvenime. Supratau. Žiūrėk, tada gal iš karto perėsim prie antro klausimo. Aš žinau, kad tu galėtum pasakoti valandas, bet mes turim labai struktūruotą laiką. O kaip pavyzdžiui, kokios klaidos tavo nuomonė arba tavo patirtim imigrantų šeimose dažniausiai pasitaiko ir jas būtų lengviausiai išvengti, jeigu apie jas sužinoti iš anksto? Mes vis tiek skiriamės nuo Norvegų, mūsų bendravimas, tas šeimos gal skiriasi pas modelis. Kokios klaidos yra, pavyzdžiui, kad būtų galima išvengti? Žodžiu, klaida, taip, nežinau, ar tai pavadinčiau klaida, bet yra toks momentas, kad kai žmogus yra išsigandęs, o mes dažnai esame, mažai žmonių būtų neišsigandę, kai prasideda vaiko teisų byla, ar ne, tai yra susiję su baime, su nerimu, ir kai mes labai nerimaujam arba bijom, tai mes prarandam kitą dalį smalsumo, kuri yra šiaip mums natūrali. Jeigu mes susidurtume paprastai su dalyku, kuris mums yra naujas, nelabai žinomas, tai mums būtų smalsu išsiaiškinti, kas čia yra ir kaip. Bet šiuo atveju, kai mes bijom, tai mums tas smalsumas visiškai dingsta. Ir tuomet mes prarandam tą natūralų išsiaiškinti, tai kas čia įvyko, kas čia darosi, ko jūs norit, kaip jūs žiūrit tą kitą pusę, vaiko teisės, arba, tarkim, mokykla arba darželis dažniausiai, taigi atsiunčia arba mokykla arba darželis atsiunčia tą, žodžiu, susirūpinimo laišką į vaiko teisės. Kas iš tikrųjų atsitiko, kaip čia mes atėjome iki šitos situacijos, ar ne? Ir tai čia vienas momentas, kad mes prarandam tą smalsumą, kuris natūraliai būtų, ir mes tada daug konstruktyviau bendrautume. Antras dalykas, kad iš tos baimės kartais ir jausmo, kad čia dabar mus galbūt užpuls arba nubaus kažkaip, mes prarandam tą tokią vaiko perspektyvą, žinai, kas dabar vaikui yra geriausia, kaip dabar tas vaikas jaučiasi šitoje situacijoje, ką mes galim suaugę, nesvarbu kurioje pusėje, vaiko teisės, tėvai, mokykla, darželis padaryti, kad tam vaikui būtų lengviau dėl kažko, dėl ko jam yra sunku ir ką pastebi tie, kurie atsiuntė tą pranešimą. O sakyk, pavyzdžiui, dar vienas įdomus dalykas, pavyzdžiui, jūsų veikla. Ką jūs, pavyzdžiui, visados patiriat tėvams, kai Barney Varn pirmą kartą su jais susisiekia? Aš čia ne tik tai apie tavo darbovietę, bet ir greičiausiai Voxen for Barn Tilit ir įtraukim į tą patį dalyką. Jeigu, pavyzdžiui, pas jūs ateina kažkas ir sako, Lina, žinok, prisidirbom, mes gavom laišką iš Barney Varno, baimės akys pilnos, ką jūs patirėt iš pradžių jiems? Dažniausiai, žinai, kaip būna, nesako, kad prisidirbom, sako, kaip griausmas iš giedro dangaus, kaip sniegas iš giedro dangaus, nesuprantam, kas įvyko, kas čia dabar. Net baisiausiam sapne nesapnavom, o įvyko. Tai dažniausiai tai būna. Ir ką iš tikrųjų pačioj pradžioj patariu, žinai, patarimas nusiramink ir nebijok yra labai blogas patarimas, nes yra sunku nusiramint, kai kalba eina apie brangiausią, ką turim, vaikus, ar ne. Bet ką žmogus gali žinoti, tai vienas dalykas. Šeima turi teisę pasimti lydinti asmenį, žmogų, kuris jį palaikys, į tą susitikimą su vaiko teisėm, kuris dažniausiai... O kas jį gali būti, pavyzdžiui? Kas jisai gali būti, tas žmogus? Bet kas gali būti, visiškai bet kas. Kaimynas, draugas, sesuo, kas tik tai nori gali būti. Advokatas, aišku, irgi, bet turiu galvoje, kad gali būti bet kuris žmogus, kuriuo tu pasitikė. Ir tada reikia turėti galvoj, kad pats baisiausias susitikimas paprastai ir būna tas pirmas. Ir ten būna labai daug informacijos. Tai net jeigu žmogus jaučiasi, kad aš kalbu gerai norvegiškai, aš susikalbu ir taip toliau, kai tu esi dideliam strese, tai mums sunku yra viską sugaudyti, viską suprasti teisingai, atsiminti viską, ką norėjai paklausti.
Tai todėl yra gerai turėti šalia žmogų, kuris irgi klauso, dalyvauja, bet jisai gali tau irgi pasakyti, jo ir aš taip girdėjau, taip aš irgi galiu pritarti tau, arba pasakyti, bet pasakė dar ir tą, ne? Tai tu turi dar vienas ausis, kurios truputėlį ramiau klauso negu pats, kuris esi susijaudinęs. Tai čia vienas. Antras, pasiruošti tam susitikimui, gal pasišnekėti su kažkuo, kas turi patirties jau su vaiko teisėm ir susirašyti savo šiek tiek klausimus, kurie yra kilę. Turėti tą su savim raštelį, tą ant lapo, nes tada yra irgi lengviau, žinai, nes tu pamiršt gali. Nu, kaip ir, pavyzdžiui, pas gydytoją, jeigu laukia vizitas, kur tu tikrai nori išsiaiškinti kažkas svarbaus, tai tu susirašai savo klausimus, tada tu jų nepamirši ir tada tu juos gali, taip sakant, užduot, taip kaip tu nori juos užduoti. Ir netgi gali pasižymėti atsakymus, jeigu nori ir taip toliau, žodžiu. Tai čia sakyčiau, gal, taip sakant, neužimant daug laiko, kai turim nedaug tų minučių. Tai čia yra svarbiausi dalykai. Pasimkite žmogų, kuris ramesnis už jūs šitoje situacijoje, susirašykite iš anksto, ko jums reikia, raskite gal kažką, su kuo galite pasikalbėti apie tai, pasiruošti šiek tiek. O klausyk, aš gal nepaklausiu to klausimo iš pat pradžių prieš tai, bet man čia toks ekspromtu kilo klausimas, o kaip, pavyzdžiui, iš viso, pavyzdžiui, gyvena šeima, myli savo vaikus, vaikai eina į darželį arba mokyklą ir bum, atsiranda Barney. Kaip, kokiu modeliu, kokiu principus čia atsiranda? Ar jisai kažkaip su vaikais kalba, ar jisai stebi tėvus, ar jisai, kokiu principu tai vyksta? Aš kaip paminėjau, ne, tą pranešimą arba tą laišką, tai kažkas turi atsiųsti laišką vaiko teisėm apie tai, kad kažkas su vaiku vyksta, ar ne? Ir tada įsijungia vaiko teisų sistema. Tada jie pradeda, žodžiu, jie perskaito tą laišką, jie įvertina, ar čia verta kištis ar ne, ir jie tada galbūt pasišneka su pačiais tais, kas atsiuntė, išsiaiškina šiek tiek labiau. Ir arba nusprendžia, kad čia yra ką tirt, arba nusprendžia, kad čia nėra ką tirt. Ir tada prasideda pats tyrimas, kurio metu jie išsiaiškina, kokios pagalbos reikia, ką galima būtų padaryti, ko tėvai norėtų, ką mato, taip sakant, tie, kurie su vaiku yra kontakte. Su vaiku kontakte yra paprastai darželis labiausiai arba mokykla. Tai ir tų pranešimų vaiko teisėm ateina dažniausiai iš šitų institucijų. Čia absoliučiai yra dažniausiai. Ir jie, o kaip tas atsitinka, tai dažniausiai, ką jie pastebi, tai yra du dalykai. Arba buvo vaikas linksmas, dalyvavo, draugavo, kažkas pasikeitė. Jisai sėdi apsiniaukęs, nelinksmas, nekalbus, arba ten matosi, kad pradeda gaudyti varnas, ar ne, kažkur tai dėmesys jo yra kitur. Kažkas vaikui atsitiko, kas jam atsitiko. Tada tai vienas, antras, kad jie bando, tarkim, mokytojas arba darželio auklėtojas pasikalbėti su tėvais, pasakyti, kad gal kažkas ten jam kelia klausimų ir jie jaučia, kad jie nesusišneka su tais tėvais, arba tie tėvai nereaguoja, nepadaro, ko prašom ir taip toliau. Tai vat ta dalis, kur yra nesusišnekėjimas, yra, sakyčiau, labiausiai, vat kur aš sakiau, kad kaip griausmas iš giedro dangaus, tai čia, taip sakant, labai būna keista, bet tai labai dažnai kartojasi, ne kiekvieną kartą, bet dažnai, kad darželis sako, mes sakėm, mes ten kalbėjom apie tai, jie nereaguoja. Arba mokykla, mes jau kiek kartų ten prašėm to ir to, vis tiek nereaguoja. O tėvai sako, niekas nieko niekada gyvenime nesakęs, taiga bum, vaiko teisų atvejais. Tai reiškia, kad vyksta iki to, kol prasideda ta byla vaiko teisų, tai vyksta labai daug nesusišnekėjimo, kažkokio paralelinio šnekėjimo. Ir čia gali būti, aišku, kalba. Momentas yra kalbos barjeras, bet ir kultūrų skirtumai, žinai, kad mes skirtingai suprantam dalykus ir galbūt turim ne tokį bendrą, žinai, pagrindą, o truputėlį skirtingas išeitinės tas pozicijas. Absoliučiai. Labai toks geras, sakyčiau, dalykas. Ir kadangi mūsų laikas baiginėsi, aš turiu paskutinį klausimą. Tas Barney toksai pas imigrantus turi tokį labai tokį baubo šešėlį. Pavyzdžiui, kokią vieną svarbiausią žinutę norėtum perduoti imigrantų šeimom, lietuviam, kurie atvažiavo į Norvegiją dėl nuolatinės baimės dėl Barney. Tie, kurie bijo net su kaimynais susitikti dėl to, kad tik netimtų vaikų. Ką būtų galima jiems perduoti tokio trumpo, koncentruoto? Jeigu trumpai, tai vaiko teisės pati ta tarnyba padeda tikrai daugiau atvejų, negu kad jie ten būna pavojingi. Tai čia vienas dalykas, tų atvejų yra daug daugiau negu tų tokių, kur atima vaikus, ne?
atima vaikus, tai čia iš viso labai mažas procentas, bet turiu galvoje, kad netgi apskritai, kad tau reikia pagalbos, tu ją tiesiog gauni, pavyzdžiui, tiesiog finansinę arba kažkokią dar. Tai čia vienas momentas. Antras, jeigu tai yra atvejis, kur mes turim prievolę ir pareigą kaip tėvai rūpintis vaikais, bet mes turim gana daug teisių kaip šitos šalies gyventojai. Ir jeigu mums su vaiko teisėm yra momentų, kur mums nesuprantu, kodėl jie taip daro, nesuprantu, ką jie čia bando pasakyti, tai mes turim teisę ir paklausti, ir gauti atsakymus, ir pakeisti netgi žmogų, su kuris su mumis dirba, ir paprašyti jų paaiškinimo. Mes turim labai nemažai teisių. Mes tik tai kartais išsigandę, o kartais dėl to, kad mes iš kitos šalies nemokam pasinaudoti tom teisėm. Tai va čia yra momentas tikrai. Taip kaip ir tas, pavyzdžiui, paprašyti vertėjo, nepaminėjau, tą žmogų, kuris palaikantį galima atsivesti, bet vertėjo paprašyti, tai irgi yra momentas, kad pasakyti, kad aš noriu, kad būtų vertėjas, kad aš suprasčiau viską teisingai ir taip sakant, pažodžiui, o ne kažkaip bandyčiau suprasti iš savo. Nes reikia turėti galvoj tą, kad mūsų kognityviniai sugebėjimai gali sumenkti, kai mes esam dideliam strese. Absoliučiai, labai pritariu. Klausyk, Lina, mes jau baigiam mūsų klausimus. Paskutinis dalykas, daug metų atidavė savanorystį Tilitui, man atrodo, labai geras eteris pristatyti Tilitą keliais sakiniais. Kas Tilitas yra, Voxna for Barn, ir papasakok, kada žmonės gali kreiptis pas jūs pagalbos. Taip, tai Betanian, kaip sakau, yra, taip sakant, tai darbas ir tai yra mokamos paslaugos, jeigu privačiam klientui, bet Voxna for Barn yra organizacija savanoriška ir Tilitas irgi yra savanoriškas tinklas lietuvių šeimom, būtent lietuvių šeimom lietuviškai. Mes darome seminarus ir retrytus ir Voxna for Barn turi tėvų pagalbos liniją, į kurią galima skambinti. Susiraskite Facebook'e ar tiesiog internete Foreldrės linijam ir rasit telefoną, kur galima pasiskambinti, man atrodo, kad kiekvieną antradienį tam tikrom valandom. Plus yra dar tokia organizacija Atlas Kompetence, kuri irgi turi antradieniais, trečiadieniais, liniją telefonų tėvams. Tai ten irgi galima pasiskambinti ir pasikalbėti apie tai, kad aš turiu tokią ir tokią situaciją. Abidvi šitos linijos yra visiškai anonimiškos tėvam ir tu gali skambinti kiek nori kartų. Supratau. Ponės ir ponai, su jumis buvo Lina Baltrukonė, auksinės širdies moteris. Jeigu čia Lina dar pradėtų pasakoti, ką per gyvenimą yra gero nuveikus, tai neužtektų, žinokit, čia mūsų poros valandų. Ačiū tau, Lina, labai. Labai gražus paveikslas tau už nugaras. Čia yra Užupis, ne Vilnius? Taip, čia yra ne Užupis, bet Paupys, labai šalia Užupio. Mano vyro paveikslas, taip dariau. Ačiū tau, Lina. Ačiū visiems. Daina, mes grįžtam pas tave ir pas tave, Mantai. Čiau, ate. Ate. Kaip gražiai pakalbėjo. Girdisi, Daina? Esi? Su Aidu dabar jau? Jo, aš norėjau parodyti, kad nusipirkau mikrofoną ir galima ir taip pakalbėti, ir galima ir taip pakalbėti. Gerai, man atrodo, apšnekėjom nemažai dalykų, ne? Labai gerai. Bet man kažkaip tai kaip tau prausis praslydo, kad aš irgi sakiau, kad gaunamas tas bešeimring smelling iš bet ko, skundas vaikų teisų apsaugai ir tada pradedamas tyrimas. Labai dažnai yra nutraukiamas jisai tas tyrimas, nesurinkus informacijos, bet kartais, žodžiu, jau prieina iki to ir dažniausiai tada, kai tėvai priešinasi, kad jie dar labiau ir labiau lenda prie to šeimos vadinamos. Tai šito reikia neišsigąsti, nes tas sukurtas baubas, jisai padarė labai blogą dalyką, kad tėvai išsigandę jau yra a priori, ta prasme iš pat pradžių. Ir jie dėl to negali priimti tos informacijos. Lina tą pat irgi sakė. O vertėjo, aišku, visada turite prašyti tiesiog, manyčiau, ir netgi jeigu vertėjas, sakysim, gali būti, kad ir blogas būna kartais, tai ir pakeisti tą vertėją. Su advokatu susisiekti galite ir taip toliau. Žodžiu, advokatas nepamokamas priklauso, kai jau prieina iki tam tikros ten ribos byla. Taip, kad tikrai pagalbos yra pilna, reikėtų tikrai neišsigąsti ir negalvokite labai dažnai, kad žmonės įsivaizduoja, kad jeigu susidomėjo, reiškia, manimi vaikų teisės, tai aš jau užtampuotas kaip blogas tėvas.
Visiškai taip nėra, nes gyvenimo situacijų būna visokių ir tikrai Varna vaikų teisų apsauga padeda ir finansiškai, ir visaip kitaip. Ir nereikia reaguoti labai drastiškai. Aš kaip tik noriu papasakoti tokią istoriją, kurią ir savo straipsnėje aprašiau. Aš apie Varną labai daug rašiau straipsnių savo laiku, tada, kai tas skandalas vyko. Čia musulmoniško šalies moterį paguldė į ligoninę ir jinai, žodžiu, ir paėmė vaiką jos, nebuvo su vaikučiu. Ir pas globėjus patalpino. Ir atvažiuoja jos vyras iš musulmoniško šalies, jau po jos atvažiuoja, jinai yra pabėgėlė. Ir jisai randa savo žmoną be vaiko ir tada paklausia, kur vaikas. Jinai sako, ten paaiškina, kad paėmė tą vaiką kažkur tai, nes jinai serga, jinai ligoninėje guli. Ir tenai vyko toksai draskimasis, tas vyras, žodžiu, pagal jo kultūrą paimti vaiką gali tik tai iš labai labai blogos motinos, tai jeigu iš tavęs paėmė, tai reiškia, tu esi kažką tai padarei blogo. Ir įvyko toks nesusikalbėjimas, kad tenai buvo labai ilga byla. Tai čia aš labai tikiuosi, kad lietuviai kitokių neprieina ir nereikia išsigąsti. Aišku, išsigąsti. Visi išsigąsto, aš irgi išsigąsčiau tikriausiai. Bet jo, kaip sakant, pagalba yra. Aš iš viso, Daina, kuo mes daugiau kartu bendraujam, kuo tu daugiau padarai tokių pristatymų. Čia yra 6 tema iš būtent prisijaukinti Norvegiją temos. Aš tuo labiau suprantu, kad pagrindinis dalykas yra atvažiavus į svetimą šalį yra 2 pagrindinės taisyklės. Pirma taisyklė - elkis taip, kaip aplinkoje elkisi. Antras dalykas yra, kad bendrauk su žmonėm. Ir jeigu esi skirtingas, tu gali būti skirtingas, tu gali kalbėti skirtingą temą, bet komunikuok aiškiai tai su kitais žmonėm. Komunikuok darželėje, aiškiai komunikuok su kitais ir jeigu žmonėm bus atsakyti klausimai, jiems nekils kažkokių tai papildomų klausimų. Bet jeigu jiems trūks atsakymų ir bus vieta, kurioje jiems trūksta atsakymų, jie prisigalvos savo ir nuo kiekvieno individualaus žmogaus priklauso, ką jisai susigalvos. Tai geriausia, man atrodo, yra tiesiog komunikuoti, sakyti, prispažinti, kad nesupranti, pasakyti, kad sunku, pasakyti, kad nemoku. Tas yra labai sunku, bet tas atneša labai gerus vaisius, ne? Taip, ir žinoti, kad žmonės geranoriški yra tikrai. Nesakyti, kad jie nori tau pakenkti, visas pasaulis nori man pakenkti. Čia jau kvepia truputį diagnozė tam tikra. Tai žmonės geranoriški visada atsakys ir, kaip sakoma, durnų klausimų nėra, yra tik tai gali būti kvaili atsakymai, jeigu jie yra kvaili, dar kartą klausk. Absoliučiai. Ponios ir ponai, aš noriu pristatyti dar kartelį moterį, kuri jau šeštą antradienį iš eilės jums parašė vis kažkokią tai temą, kaip prisijaukinti Norvegiją. Tai yra Daina Bogdaninė, moteris ilgą laiką gyvenanti Norvegijoje, žinanti puikiai, kaip viskas veikia, čia atvažiavusi dar prieš Europos Sąjungą ir visą savo patirtį yra sudėjusi į gyvenu norvegijoje.no blogą. Ten pamatysite įvairiausių straipsnių nuo 2013, man atrodo, metų iki pat dabar, beveik 10 metų Daina rašo, taip kad sekite, taip pat Daina turi ir savo Facebook'o forumus, taip pat vadinasi gyvenu Norvegijoje, kur liečiamos gyvenimo Norvegijoje temos, dirbantiems Norvegijoje, kur liečiami darbo klausimai. Ir jeigu norite palaikyti mūsų laidas, buymeacoffee.com/galima. Tenai galima nupirkti puodelį kavos, kuris bus panaudojamas tos transliacijos mėnesiniai subskripcijai. Nu ką, Daina, ačiū tau labai. Dar kartelį, žinok, buvo labai labai įdomu. Man atrodo, žiūrovams irgi buvo labai įdomu. Pasidalinkit transliaciją, mes žiūrim pakartojimus, parašykit komentarus, pabendraukite su mumis ir taip pat padėkit parodyti, kad Norvegijoje galima gyventi ir kad Norvegijos lietuviai irgi gautų visą informaciją ir kad mes būtumėm kaip labai gražus pavyzdys, kad Norvegai sakytų mandagus kaip lietuvis. Ja? Tai va, ačiū Jums labai. Daina, ačiū tau ir iki pasimatymo visiems. Viso. Ačiū man tai. Labanakt visiems. Okay. Here we go.